Aidai, kokios savijauta po pirmosios sunkesnės treniruočių dienos? Nežinau, kol kas jaučiuosi normaliai, tokios treniruotės dar nebuvo labai sunkios, tik po truputį įsivažiuojam. Tai kol kas viskas gerai. Kas lėmė tavo sprendimą, kad antrą sezoną nusprendė likti Juventus komandai? Nežinau, Juventus greit apsisprendė dėl manęs, pasiūlė greitai sutartį. Nereikėjo ilgai laukti kažko. Čia viską žinojau ir komandos vadybą. Ir žinau, kad komanda jaunės ir nusprendžiau ilgai nesiblaškyti ir pasirinkau ten. Ar tai, kad komanda atjaunėjo, padeda greičiau surasti bendrą kalbą, tarkim, už aikštelės ribų? Šiuo metu už lauko ribų gal fizinio parengimo lauko? Dar nežinau, kol kas mes tik parą laiko kaip kartu, tai kol kas viskas normaliai, lyg tai gerai sutarėm. Tai bus matyti ateityje. Ar nekeista būti vyriausių komandos žaidėjų esant vos 27 metų amžiaus? Keista iš tikrųjų, nes pernai, kai buvau, amžius mano buvo toks vidutinis komandai, tai šiemet taip greitai patapau tą vyriausią. Nieko, iškęsiu. Ar tai pareigoja, tarkim, sezono metu būti tuo lyderiu aikštelėje, lyderiu už aikštelės ribų ir galbūt tais lemiamais momentais imtis atsakomybės ant savo pečių? Sunku pasakyti dabar, dar mes aikštelėje dar nieko nesimanėm, nežinau net kokios bus čia tos mano pareigos aikštelėje. Tai manau, kai jau pereisim į salę, kai treneris kažką pradėsim tą žaidimo braižą savo, pamatysim tą žaidimo braižą, gal tada ir pasimatys, gal ir teks imtis kažkada tos iniciatyvos, tos sunkesnių momentų. O tai, kad komanda atjaunėjo, bet žaidėjai yra tokie, išalkę pergalių, išalkę kažką įrodyti, yra teigiamas dalykas, ar visgi gali pritrūkti tos patirties? Aš manau, kad teigiamas dalykas. Kodėl? Gal tos patirties gal ir pritrūks, bet viską galima kompensuoti to dideliu darbu ir dideliu noru. Tai aš manau, tai čia nėra minusas, kad atjaunėjo komanda. Žiūrint į ateitį dar tuo labiau, manau, pliusas, nes galima bus tą komandą išlaikyti ir ateityje. Kažkokį tai brandalį šitos komandos. Sakoma, kad vidurio puolėjas ir žaidėjas yra ta kertinė ašis, aplink kurią sukasi visas komandos žaidimas. Ar tai, kad ir vidurio puolėjas, ir žaidėjas liko Juventus komandai po praeitą sezono, padės greičiau atrasti tą žaidimą aikštelėje? Sunku pasakyti. Aišku, man tai gerai, kad liko Karolis, nes aš jį pažįstu puikiai. Tai mes jau kaip ir susižaidę, aš jį žinau, jis mane žino. Bet iš kitos pusės visada dviesi, taigi to kamuolį nelaikysim, kažkam reikės ir pataikyti tą krepšį. Tai bus matyti, manau, reikės ir kitų komandos žaidėjų to kažkokio pagalbos. Vakar vykusiuose testuose buvai ištvermingiausias komandos žaidėjas. Ar tai reiškia, kad nepasant šeimos pagausėjimo vasarą turėjai laiko ir treniruotėms? Tai kažkiek ruošiausi vis tiek prieš atvažiuojant čia, nes paskui pačiam bus sunkiau visi važiuoti. Bet tai, nežinau, tai ištvermė kaip ištvermė, gal pripratęs prieš tos ištvermės. O tas 2 savaitės fizinio parengimo stovykloje yra kankinė krepšininkų, žiūrint į patirtį, galbūt ne konkrečiai šiandien, bet į bendrą tavo krepšinio karjerą. Yra kankinė, ar tai yra tas būdas vėl susiklijuoti, grįžti į kolektyvą ir taip toliau? Tai aišku, tas fizinės stovyklos tai nėra pati maloniausia tokia dalis, taip norisi iš karto į tą salę ir prie to kamuolio, bet tai vis tiek reikia pasiruošti, kad fiziškai visą sezoną, nes sezonas bus ilgas šiemet, tai turi kūną paruošti sam šitam ilgam sezonui. O kaip čia sąlygos Dubingiuose? Turbūt pirmą kartą šičia? Šičia su pirmą kartą ir palyginti su pernai sezonu, kur mes ruošiamės, tai čia sąlygos tai super.